Šiandien matysite. Rajono kultūros centrų atstovai streikavo prieš reorganizaciją. Artėjančias vėlines aplinkosaugos specialistai kviečia pasitikti tvariai. Juozo Miltinio dramos teatre premjera Sapnuose prie bedugnės. Panevėžio rajono kultūros centrų darbuotojai pasipuošę gedulo simboliais šiandien rinkosi prie savivaldybės pastato. Čia buvo sprendžiamas 12 rajono kultūros centrų sujungimo į vieną biudžetinę įstaigą klausimas. Mums šitas visas sprendimas yra netikėtas, neišdiskutuotas, kodėl, pavyzdžiui, reikia padaryti vieną kultūros centrą, juk turim pavyzdį, šalia yra Panevėžio didelio miesto kultūros centras. Ar jame klausimas yra geresni kolektyvai, ar laimėta daugiau aukso paukščio, ar dalyvauja daugiau kolektyvų dainų šventėje negu Panevėžio rajone. Daugelis kultūros centrų atstovų pasigedo dialogo. Nėra tarimosi iš anksto, nėra derinta, nėra disputo, nėra tikros analizės, o kaip ir nuleidžiama iš viršaus. Va toks yra esminis skirtumas ir todėl mus labai papiktina tai, kad nėra viešinama, nėra derinama. Aš nesu prieš reorganizacijas, jos kartais yra būtinos, kartais tikrai reikalingos, reikia peržiūrėti. Bet kuriuo atveju tą reikia daryti su tai žmonėm, kuriuos reorganizuoja. Esu visiškai prieš metodus. Su susirinkusiais atėjęs pasikalbėti rajono meras atšovė. Direktoriai nekalba su manimi. Va, metai laiką šnekėta, vienu klausimu, kitų klausimų, trečių klausimų, negirdi. Atko dviem atvejais direktoriai kalba, kai reikia lėšų iš savivaldybės biudžeto skirti, arba kai reikia komandiruoti, kitais atvejais nekalba. Kultūros centrų darbuotojai dėstė nuogąstavimus susijusius su reorganizacija. Sujungus į vieną mes nebeturėsime tiek palaikymo, mes nebeturėsim tiek finansavimo ir nebeturėsim tiek galimybių kurti ir daryti laisvai, drąsiai, nes priklausysim kažkam vienam, kuris leis arba neleis daryti. Kultūros centro direktorius patampa tik padalinio vadovo. Tai jisai, kaip ir kultūros centrų direktoriai sako, mes patampam tik tai durų rakinėtojais. Tai jeigu durų rakinėtojais, tai žinot, turbūt žmonės tada ir nebeturės motivacijos dirbti, kaip dirba iki šiol. Savivaldybės atstovai savo ruoštų teigia reorganizaciją sieksiantys užtikrinti aukštesnę kultūros paslaugų kokybę ir net rausiantys nepotizmo apraiškas. Tačiau kultūros atstovai tokias intencijas vadina nepagristomis. Nepotizmo sąvoka, jeigu žinote, tai savo giminių įdarbinimas ar ne, į aukštas pareigas siekiant pasipelnyti. Tai aukštos pareigos pas mus turbūt yra tik direktorius ir siekiant pasipelnyti darbinti valytoją arba meno vadovą, grįžusią dukrą ir visi šitie žmonės buvo suderinti su savivaldybė. Tai dabar šituo remtis, man atrodo, mažiausiai ne. Dirbam kartu su bendruomenėm, tradicijas kuriame vietoje, žinom papročius ir tikriausiai per daug dirbame ir mylime kultūrą, kad būtume abejingi šitiems sprendimams. Tai mes manome bendruomenių sąjunga mus palaiko, kad kultūra turi gimti vietoje, o nebūtų nuleista iš viršaus. Nepaisant išsakytų abejonių, taryba pritarė sprendimui sujungti 12 kultūros centrų į vieną biudžetinę įstaigą – Panevėžio rajono kultūros centrą. Pasak savivaldybės, ne vienas darbuotojas darbo nepraras, o visi centrai ir toliau veiks kaip padaliniai. Į vieną, o kodėl pavyzdžiui? Artėjant vėlinėms kapinėse daugėja lankytojų, o kartu ir atliekų. Gyventojai neretai teigia, kad vienos žvakės mirusiųjų atminimui nepakanka, tačiau ir tvarūs įpročiai populiarėja. Aišku, gyvas. Kažkaip man dirbtinės ant kapų ne. Tik tai viena puokštė dirbtina, o daugiau gyvos. Dažniausiai nuo oro sąlygų, jeigu leidžia, tai gyvas. Tai dienai tai yra gražiausia gyvos. Gyvas. Chrizantemų vazonėlį nunešam ir viskas. Kur toli tai dirbtinės, kur arčiau tai gyvos. Skaičiuojama, kad Panevėžio kapinėse per vėlinės atliekų skaičius išauga net iki 3 kartų. Vėlinių laikotarpiu išauga atliekų kiekiai vidutiniškai apie 2-3 kartus, o tai yra vietoje įprasto iki 100 tonų kiekio dažniausiai susidaro kažkas iki 250-300 tonų.
Dažniausiai konteineriuose atsiduria dirbtinės gėlės, plastikiniai vainikai, žvakidės ir stikliniai indeliai. Dalies šių atliekų perdirbti neįmanoma. Nėra perdirbamos visos plastikinės dekoracijos. Jos geriausiu atveju yra deginamos, bet taip pat irgi reikėtų atskirti ir nuo komposto, ir nuo kitų medžiagų, bet jos turėtų keliauti į komunalinės atliekas. Rinktis plastikines ar gyvas gėles – klausimas, dėl kurio nuomonės vis dar išsiskiria. 3 žvakutės ir visai užtenka. 2 tai jau tikrai jau. Po 2 maždaug. Ir naudoju 2 kartus stiklinius įdėklius. Naudoju tik įdėklus skaičių, o daugiau tie patys. Kasai įdėkliukus turim, tuos naudojam visą laiką. Mes renkamėms įdėkliukus, net keičiam. Visgi aplinkosaugininkai kviečia vengti plastikinių gėlių, o tokias pasirinkus naudoti kuo ilgiau. Augalai turėtų būti gyvi, nes jie iš tikrųjų kompostuojasi po to, sunyksta, nes plastikas jisai nei perdirbamas, nei rūšiuojamas ir didžiulę turim pasiūlą, nebent numatom, kad tas plastikiniai dekorai yra ilgamžiai pas mus. Mes juos turėsim ir puošim savo kapavietę daug metų. Panevėžio specialaus autotransporto komunikacijos specialistė teigia, kad dalį per vėlinę susidariusių atliekų perdirbti galima, todėl rūšiuoti verta. Jeigu turite plastikinę žvakidę, ją turėtumėte rūšiuoti į plastiko atliekų konteinerį tik tuo atveju, jeigu pašalinsite vaško ar parafino likučius. Tai pašaliname vašką ar parafiną, kurį metame į mišrių komunalinių atliekų konteinerį, o pačią plastikinę arba stiklinę pakuotę, nes žvakės būna ir stiklinės, metame į tai rūšiai skirtą atliekų konteinerį. Anot aplinkosaugos specialistų, tvarūs vėlinių sprendimai tai pagarba ne tik mirusiems, bet ir gyviesiems. Prasmės ieškokime pačioje šventėje, o ne daiktuose ir pirkiniuose. Jei neišlaikysite egzaminą, krisite amžinų bedugnį. Juozo Miltinio dramos teatras ruošiasi paaugliams skirto spektaklio Sapnuose prie bedugnės premjerai. Pjesė apie 4 veikėjus, kurie ieškodami dingusio draugo leidžiasi į kompiuterinio žaidimo bedugnę, kuri iš tiesų balansuoja tarp sapno ir realybės ribos. Spektaklio režisierė Greta Štormer sako, paauglių kultūra jai artima, o šis kūrinys yra būdas parodyti jaunam žmogui, kad visi sunkumai praeina. Apie sudėtingą paauglystę, sudėtingą, kuri yra turbūt pilna visokių spalvų. Tai tuo pačiu ir lengva, ir dramatiška, ir tą, kurią paaugliai ir išgyvena. Anot pjesės dramaturgės svarbiausia šiuo kūriniu suteikti vilties. Nepaisant to, kaip gali būti sunku, sudėtinga naviguoti šiame suaugusiųjų pasaulyje, iš tiesų, būnant savimi, turint draugų, kritiškai mąstant, įmanoma užaugti laimingu, sveiku žmogumi. Viena tokia svarbiausių temų tai yra savęs priėmimas ir būtent tas neužsidarimas savyje, ieškojimas savo bendruomenės. Spektaklyje vartojama paauglių kalba tapo iššūkiu. Dramaturgijai jį įveikti padėjo kūrybinė komanda ir netgi giminaičiai. Yra giminaičiai, dukterėčios, sūnėnai, kurie irgi šiuo metu yra paaugliai, tai klausaisi, kaip jie kalba ir stengiasi atitikti, kiek įmanoma šitą realybę. Ne viską, kas buvo parašyta tekste, aš supratau iš karto. Tai tikrai buvo tokių momentų, kada reikėjo pasiklausinėti, ką čia reiškia. Na, ten, pavyzdžiui, laukiai. Aš nenaudodavau laukiai, dabar žinau, kas tai yra ir galiu tai jau dėti į savo žodyną. Kūrinyje paaugliai sutiks literatūros klasikų Šekspyro, Žemaitės, Selindžerio atvaizdus. Kai kurie literatūros klasikai, klasikės, tai yra amžina. Ta literatūra, mes iš jos galime mokytis ir man atrodo, kad mes galime surasti būdų, kaip ją vėl skaityti patraukliai, kaip vėl prisiartinti prie savęs, nes, kaip žinoma, Žemaitė buvo labai feministinė rašytoja, turėjo labai daug tokių progresyvių idėjų, kurios kartais netgi ir dabar jos atsikartoja kaip naujoviškos. Centrinė scenografijos ašimi tapo vaikiškos karstyklės. Kūrybinė komanda sako, būtent vaikų žaidimo aikštelėse paaugliai leidžia daug laiko. Tai vieta, kur viskas pažįstama, tačiau per ankšta. Karstinė yra ir kalnas, ir yra palapinė, yra mokykla, yra tunelis, yra žaidimų kambarys, yra darbo kėdė. Pamatyti spektaklį kviečiami ne tik paaugliai, bet ir suaugusieji. Suaugusiam žmonėm, mokytojam, tėvam
šitas spektaklis tikrai galėtų padėti labiau suprasti savo atžalas, mokinius ir suprasti, kokiam pasaulyje dabar gyvena, kokios yra jų aktualijos. Vertėtų tiem žmonėm, kurie galbūt iki galo nesupranta paauglių, nes tas jų, tarkim, jauno žmogaus atsiribojimas arba neigimas, arba netgi agresija, už tų dalykų slypi labai realūs žmogiškieji procesai. Spektaklio Sapnuose prie bedugnės premjera vyks lapkričio 7 dieną Juozo Miltinio dramos teatre. Nors dviračių sezonas eina į pabaigą, Panevėžio klubas Dviračiai tempo nemažina. Rudenį treniruotės tęsiasi patalpose, dviratininkų laukia ir patirtis treke. Jau nuo Liepos mėnesio mes vykdom Lietuvos sporto dviračių federacijos programą fizinio aktyvumo skatinti neprofesionaliems sportininkams. Tai nuo Liepos mėnesio buvo 17 važiavimų dviračiais, o pablogėjus jau oro sąlygams mes jau pagal planą jau keliamės į patalpą. Užsiėmimus apie sportą ne sezono metu ves fizinio rengimo specialistė trenerė Sandra Marcinkevičienė. Esu fizinio rengimo specialistė ir dirbu su labai įvairiais žmonėmis ir po traumų, ir po išvaržų. Tačiau šiuo metu turime projektą ir labai mielai dalyvauju projekte rengiant dviratininkus. Treniruočių ciklas tęsis iki pat gruodžio mėnesio. 60 dviratininkų vienu metu buvo susirinkę, tai tikrai buvo iššūkis, o tai dabar treniruotės lanko tai iki 30 žmonių. Šioje treniruotėje mes ir susipažinsim su šiek tiek informacijos ir pratimų seka, ką galima būtų atlikti būtent viduje žiemos metu, palaikant tą fizinę formą. Užsiėmimus lanko tiek patyrę sportininkai, tiek laisvalaikių dviračiais važinėjantis entuziastai. Tai jau nemažai metų. Jau bus apie 10 tikrai, kad dalyvauju varžybose, bet dabar jau perėjau į tą tokie socialinę sritį, kad padedu varžybas organizuoti, pasiruošti. Dviračiai sportuoja nuo 15 metų. Dar pirmas startas buvo, kai buvo 15 metų. Ir paskutinis startas buvo miesto gatvėmis, tai prieš 3 metus. Tai va, ir sąmoningai sustojau, kadangi truputį vengiu traumų, nes bendram starte yra griūčių ir tada būna traumų. Judesys tai yra laisvalaikio forma, kuri labai prablaško nuo kasdienių darbų. Tiesiog matau, kaip ligoniai kenčia nuo nejudėjimo, tai tada pats žinau, kad judesys yra visa sveikata. Iš sveikatos šaltinių tai yra judėjimas, maitinimasis, psichoemocinė pusiausvyra. Tai va, tai čia yra bent jau judėjimas, na ir įprotis tiesiog jau nuo daug metų. Klubo nariai tikisi, kad toks projektas taps tradiciniu ir paskatins daugiau sporto mėgėjų aktyviai judėti visus metus. Mes toliau tęsim tą programą ir kitais metais, nes Panevėžyje labai trūko to susibūrimo, dviratininkų subūrimo, tokias bendrystės. Šildymo sezonui įsibėgėjus daugiabučių gyventojai dažnai susiduria su ta pačia problema. Vienuose butuose per karšta, kitose trūksta šilumos. Užtinkamą šilumos tiekimą iki kiekvieno buto atsako namo šilumos sistemos prižiūrėtojas. Gyventojai pastebėję, kad jų bute per vėsu, turėtų kreiptis būtent į jį. Prižiūrėtojas gali nustatyti priežastį ir pasirūpinti, kad šiluma name pasiskirstytų tolygiai. Specialistai primena, kad šildymo sezono pradžioje namo šilumos sistemos prižiūrėtojas turi patikrinti vandens temperatūrą šildymo stovų atkarpose, nustatyti nukrypimus, išsiaiškinti priežastis ir jas pašalinti. Jei problemos kyla dėl gyventojų veiksmų, prižiūrėtojas gali nurodyti buto savininkui trūkumus pašalinti. Temperatūrų skirtumus gali lemti ir pastato konstrukcijų būklė. Per laiką stogas, sienos ar parapetai gali pradėti drėkti, o sudrėkusios konstrukcijos praranda šiluminę varžą. Tai ne tik mažina komfortą, bet ir didina bendrą šilumos suvartojimą. Dar viena netolygaus šildymo priežastis - išderinta šildymo sistema. Jis sutrinka dėl užsiorinusių radiatorių, vamzdžiuose susikaupusių nuosėdų, susidėvėjusių droselių ar neveikiančių balansinių vožtuvų. Kartais problemą sukelia ir susilpnėję cirkuliaciniai siurbliai šilumos punktuose.
Dažnai šildymo sistemą sutrikdo patys gyventojai, savavališkai pakeitus radiatorių prijungimo schemą, įrengus galingesnius šildymo prietaisus ar reguliuojant šilumą sistemoje, kuri tam nepritaikyta, sistema išsibalansuoja. Tada vieni butai peršildomi, o kiti lieka šalti. Specialistai pabrėžia, tik atsakinga šilumos punkto priežiūra ir gyventojų sąmoningumas gali užtikrinti, kad šiluma daugiabučiuose būtų paskirstyta tolygiai. Spalio 26-ąją Stasys muziejam tapo kūrybiškumo centro Pragiedruly organizuojamo mados festivalio Revive namais. Revive yra tvarios mados festivalis, kuris spinduliuoja tvarumo dvasia, kuriame žiba ir spindi nepakartojamai gražus modeliai, ir tai yra festivalis, kuris Panevėžį pakelia į naują mados lygį. Festivalyje buvo pristatoma 12 kolekcijų. Kiekviena kolekcija yra savaip ypatinga ir savita. Kiekvieno dizainerio kurtas darbas yra būdas realizuoti save ir leisti žiūrovui susipažinti su jų matomu pasauliu. Kolekciją keičiau keletą pavadinimų, bet pasilikome mes tiesiog prie grafiti gatvės menas, nes jame bus daug tokių detalių, kas liečia apie grafitį, nes jaunimas nori išdykauti, nori savo funkciją išlieti, sakykime, emocijas ir ant sienų, kur galbūt negalima pas mus, ar ne, kaip skaito, kad yra kažkoks tai truputį chuliganizmo ar ne momentas. Tai mano buvo tokia idėja, kad jaunimas galėtų išlieti emociją ant audinio. Ir tada audinys virsta tiesiog kolekcija, rūbo dalimi. Viena jauniausių renginyje savo kolekciją pristačiusių dizainerių yra Ugnė Špokauskaitė. Panevėžietė šiais metais baigė miesto gimnaziją ir atskleidžia, kad tai išties ypatingas jausmas būti čia ir turėti galimybę pristatyti savo kūrybą. Mano kolekcija vadinasi Svajos. Realiai tai ir labai daug atskleidžia. Pavadinimas labai daug atskleidžia pačios kolekcijos konceptą. Tiesiog man taip galbūt šis pavadinimas atėjo pasiuvus jau visą kolekciją ir aš taip pajutau, kad tiesiog visa ši kolekcija patraukta, paimta iš svajų pasaulio ir man tiesiog taip pasijautė, kad šis žodis svajos labiausiai atskleidžia, ką aš noriu pasakyti. Renginio užkulisiuose didžioji dalis šurmuliuojančių organizatorių renginio dalyvių yra panevėžiečiai, kurie labai džiaugiasi tokia galimybė pasirodyti savo mieste. Džiaugiasi apie šį renginį dalinasi ir vienas iš festivalyje dalyvavusių modelių agentūros vadovų Jokūbas Ereksonas. Tai iš tikrųjų yra įvertinimas, nes gavom pakvietimą. Didžiąją dalį modelių sudaro mūsų modeliai. Tai džiaugiamės, kad Panevėžyje vyksta mados renginiai ir kviečia ne kitas agentūras iš kitų miestų, o Panevėžio agentūras prisidėti prie šio renginio. Daug pasiruošimo, mūsų modeliai yra netgi 5 kolekcijas, kai kurie modeliai pateko į 2 kolekcijas, į 3, tai reiškia, bus streso persirengti. Limituotas laikas, makiažo pasikeitimai, tai manau, kad ir jom bus streso, ir dizaineriams, ir visam backstage'ui, nes yra laikas, kada turi šitą kolekciją ir turi būti tam tikri normatyvai, kaip turi atrodyti modelis. Revive 2025 tvarios mados festivalio nugalėtoja tapo Elžbieta Danieliūtė. Merginai buvo suteiktos visos esamos galimybės ir toliau plėsti savo kūrybą, pasinaudojant Pragiedrulių kūrybiškumo centru. Labą dieną žemdirbiams. Labą dieną žemdirbiams ir visiems čia susirinkusiems. Spalio 24-ąją Rokiškio krašto muziejuje vyko kasmetiniai pažangiausių ūkių apdovanojimai. Šiais metais konkurse dalyvavo 17 ūkių savininkai. Konkursas prasidėjo pats pirmasis 1994 metais. Jį rengė Lietuvos ūkininkų sąjunga ir tuo pačiu dalyvavo Rokiškis. Tai man pačiai neteko dalyvauti nei tarp dalyvių, nei tarp komisijos. Tai buvo prieš 31 metus. O, sakykime, konkursui pačiam 30 skaičiuojam, kadangi vienus metus Covidas pavogė. Viena įdomiausių konkurso sąlygų yra ta, kad konkurse dalyviai registruotis gali tik kas 5 metus. Taip yra siekiama kasmet pritraukti naujų dalyvių ir skatinti tobulinti savo ūkius. Pradėjom nuo to, kad pagal ūkininkų sąjungos reglamentą renkamos 3 pirmos vietos.
Ir vėliau matom, kad išaugom iš to konkurso marškinių. Kadangi ūkiai labai yra įvairūs, tikslas yra atspindėti kuo daugiau įvairių ūkininkų, kurie pažangiai ūkininkauja, kurių veiklos labai įvairios yra ūkininkų ir juos parodyti, pristatyti, pasidžiaugti. Ir mes tada pradėjom daryti kategorijas pagal tai. Tai mūsų kategorijos yra smulkesnė, mažiau žemės turintiem iki 50, yra kategorija iki 100, yra kategorija virš 100, ekologai atskirai jaunieji ūkininkai, perdirbantis produkcija atsirado ir alternatyvioji veikla, kas yra kaime, bet ne žemės ūkis. Šiais metais konkurso komisijai priklausė ir Rokiškio ūkininkų sąjungos pirmininkas, dabartinė žemės ūkio ministras patarėjas Mindaugas Petkevičius. Anot jo, visi Rokiškio ūkiai yra ypatingi. Jie gali nustebinti, prasme, jie yra modernus, su inovacijom ir atitinka šiuolaikinius naujausius ūkius. Taip pat turime amatininkų, kurie tikrai puikiai pasiruošę, gamina puikią duoną ir kitus patiekalus. Šiuose ūkio apdovanojimuose galima sutikti daug įvairių šakų ūkio atstovų. Vienas jų yra vyresniausios ūkininkų kartos atstovas Kazimieras Kalnietis. Ūkis mano 120 hektarų dirba, pagrindinai grūdines auginu. Tai dirbu beveik vienas. Pakol kas. Viena įspūdingesnių istorijų turinčių ūkių yra Eugenijaus ir Ilonos Šalčių ūkis. Griūva kolūkiai, griūva bendrovės. Pradėjom patrupikti ūkininkauti. Ir pabiški, paskui nusipirkam senas fermas, renovavom truputį ir pabiški plėtėms vis. Tik iš šių dienų taip ir vis tikiams geresnių kainų kasmet, taip ir tempiam jau. Taip ir ūkininkaujam. Vienas jaunesnių ūkininkų dalyvaujančių šiuose apdovanojimuose yra Paulius Giriūnas. Jį renginio organizatoriai išskiria kaip jauną, veržlų, inovatyvų bei modernų ūkininką. Stengiuosi moderniai ūkininkauti, taikytis prie sąlygų, neturėti nusistovėjusios tvarkos, nes kiekvieni metai nauji iššūkiai. Paklausus ūkininkų, kokia yra jų sėkmės paslaptis, išlaikant tokį darnų ūkį, visi kone išskiria tą patį. Darbas. Jeigu nedirbtum, tai viskas blogai. Aš matau toks biškį darbaholikas, kaip sakė. Dirbti, daug dirbti reikia. Pradėti nuo to reikia, kad išmokau iš tėčio, dar mokausi iš jo, o šiaip daug darbo. Savaitgaliais po darbo valandų atrodo padirbsi savaitgalį, pasimsi kitą laisvą, bet kaip darbo dieną galima nedirbti, tada dirbi ir tada toks amžinas darbas. Taip skamba ūkininkų netokia ir slapta paslaptis apie sėkmę ir gerą derlių. Tačiau komisijos narys Mindaugas Petkevičius visiems ūkininkams skiria palinkėjimą ir džiaugiasi, kad Lietuva turi tiek daug inovatyvių ūkininkų. Palinkėčiau kantrybės ir stiprybės. Džiugu Jūs matyti čia susirinkusius tradicinės žaidynės. Labai džiaugiuosi, kad radot laiko. Rokiškio kūno kultūros ir sporto centre vyko žmonių su negalia žaidynės. Žaidynių dalyvių komandos varžėsi rungtyse, kurių pagrindinis tikslas ne prizinės taurės laimėjimas, o bendravimas su kitais, aktyviai leidžiant laisvalaikį. Mes šiandien esam neįgaliųjų sporto varžybose, galima sakyti žaidynėse, nes ši diena bus labai aktyvi, turim svečių iš Latvijos, iš Rokiškio krašto įvairių neįgaliųjų organizacijų, kurios dės iš keleto sporto šakų ir visą dieną žmonės su negale turės galimybę varžytis, bendrauti ir tai turbūt yra svarbiausias dalykas. Anot rajono mero Ramūno Godeliausko, Rokiškio sporto centro objektai yra pritaikyti žmonėms su negale ir tai yra vienas svarbiausių kriterijų skatinant aktyvų laisvalaikį. Visi mūsų sporto objektai yra pritaikyti žmonėms su negale ir turime netgi žalius lapus, kuriuos esam gavę iš neįgaliųjų olimpinių komiteto. Šias neįgaliųjų sporto žaidynės sudaro 5 rungtys, tačiau pagrindinė ir visus labiausiai įtraukianti yra bočia. Viena iš pagrindinių, kurią mes visi žaidžiam, rungtyniaujam per metus minimum 2 kartus tarp neįgalių kolektyvų, tai žaidimas bočia. Kamuoliukų ridenimas, va čia aikštelės matot kokias. Ir dar 4 rungtys, tai vadinamos kopečios, smiginis, baudų metimas ir taiklioji ranka.
Žaidynių organizatorius neslėpia, kad pagrindinis sunkumas organizuojant varžybas yra užtikrinti žaidėjų dalyvavimą. Dažniausiai dalyviams atvykti nepavyksta dėl transporto trikdžių, tačiau ilgametė patirtis organizuojant užimtumo veiklas išmokė, kad nesvarbu, kiek žmonių dalyvauja, svarbiausia yra bendrystės jausmas. Jų labai reikia neįgaliesiam. Reikia susibūvėjimo, pabuvimo kartu, pabendravimo, naujos pažintys, vėlgi. Gali, kai laisvas nuo varžybų, gali savo ir džiaugsmais pasidalinti ir bėdom. Žodžiu, tai yra labai reikalinga neįgaliesiam ir manau, šią tradiciją mes tęsim ir toliau. Varžybų organizatoriai teigia, kad labai džiaugiasi savivaldybės prisidėjimu prie šio projekto įgyvendinimo bei prizų įsteigimu. Panevėžio miesto savivaldybė pradėjo švietimo įstaigų aikštynų pertvarką. Žemynos progimnazijos stadioną planuojama perduoti Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centrui, kuris jau dabar rūpinasi jo priežiūra. Po pertvarkos stadionu pamokų metu ir toliau naudosis mokiniai, o po 16 valandos jį administruos Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Už naudojimąsi stadionu mokyklai mokėti nereikės. Dėl baseino vyksta derybos. Jis ko gero liks mokyklos žinioje. Lapkričio 4-18 dienomis Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešoji biblioteka gyventojams, juridiniams asmenims pirmąkart dovanos nurašytas, bet tinkamas naudoti knygas. Galimybė neatlygintinai dalinti tokias knygas atsirado šalyje pasikeitus teisės aktams, skatinant tvarumo idėjas, dalijimosi ekonomiką. Bibliotekos perduodamas knygas lankytojai ras pirmame aukšte, ten kur šiuo metu veikia knygų mainytuvės. Jos bus pažymėtos specialiu spaudu, nurašyta ir atiduota asmenims. Šią savaitę baigiamas Panevėžio miesto fontanų sezonas. Nuo spalio 28-osios išjungti kultūros ir poilsio parko, Laisvės ir Nepriklausomybės aikščių fontanai. Kiek anksčiau išjungtas buvo didysis Senvagės fontanas, veikiantis tik šiltuoju vasaros sezonu. Rudenį pirmas išmontuojamas dėl integruotos išmaniosios valdymo įrangos itin jautrios šalčiams. Panevėžio miesto savivaldybės taryba pritarė ES fondų investicijoms gauti teikti projektą dviračių arba pėsčiųjų ir dviračių tako Paliūniškio gatvėje modernizavimas integruojant į bendrą be variklio transporto tinklą. Taip siekiama skatinti darnų judumą, padidinant gyventojų mobilumo galimybės. Įgyvendinant projektą planuojama atnaujinti Paliūniškio gatvės pėsčiųjų ir dviračių taką, įrengti mažosios architektūros elementus ir kitą. Preliminari projekto vertė daugiau nei 1,760 tūkstančių eurų. Didžiąją dalį, 85% sudarys ES fondų lėšos, likusią dalį padengs savivaldybė. Jau rytoj, penktadienį, spalio 31 dieną, jūsų laukia naujas vienintelio Panevėžio rajono laikraščio Tėvynė numeris. Kaip ir kiekvieną savaitę, skaitytojai Tėvynėje ras aktualių straipsnių, nuotaikingų istorijų, laisvalaikio skaitinių ir kitos naudingos informacijos. Panevėžio rajonas tęsia atnaujinimo darbus. Šiemet rekonstruojami keli tiltai, atnaujinama daugiau nei 50 km melioracijos griovių. Vėlinių išvakarėse pokalbis su panevėžiete Liucija Baltienė, kuri dalyjasi mintimis apie artimųjų atminimo kultūrą. Urtė Salikaitė Pranckūnienė, audimo amato puoselėtoja, kuri jungia senąsias tradicijas su šiuolaikiniu dizainu. Tėvynės skaitytojai sužinos, kaip Puliūnų kaime gimsta unikalūs audiniai, o šeimos istorija tampa įkvėpimu išsaugoti tautinį paveldą ateities kartoms. Rajono gyventojai kelia klausimą, ar pavyks atgaivinti apleistą Mitriūnų parką. Straipsnyje bendruomenės narių balsai, seniūnijos komentarai ir viltis, kad ši viešoji erdvė taps traukos centru ne tik vietos žmonėms, bet ir svečiams. Rajono švietimo įstaigose atliktas patikrinimas parodė, kad mokinių maitinimo paslaugos vertinamos teigiamai, tačiau yra ir iššūkių nuo produktų kokybės iki meniu įvairovės. Floristė Rasma Lukoševičienė pasakoja apie vėlinių puokščių tradicijas, tvarias idėjas ir minimalistinio grožio vertę. Laikraštyje pristatomos ir rajono bendruomenių iniciatyvos. Vadoklių seniūnijos gyventojai organizuoja rudens derliaus šventę, Smilgių bendruomenė mini veiklos 10-metį, o Paistrio jaunimas ruošiasi kalėdiniai labdaros akcijai. Kaip ir įprasta Tėvynėje, įvairūs patarimai, TV programa visai savaitei, kryžiažodis ir dar daugiau aktualijų straipsnių bei naujienų iš Panevėžio rajono.
Penktadienio naktį daug kur lietus, vietomis smarkus. Vėjas pietų, pietvakarių pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 9–14 m/s. Žemiausia temperatūra 5–10 laipsnių šilumos. Dieną daug kur lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9–14 m/s. Aukščiausia temperatūra 7–11 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas naktį vakarinių krypčių, dieną pietinių krypčių 6–11 m/s. Temperatūra naktį 1–6, dieną 8–12 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas pietryčių pietų 4–9 m/s. Temperatūra naktį 2–7, dieną 8–13 laipsnių šilumos.